endless rest. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Ačiū už man paruoštą stalą. Aš jau kauju. O jau ką jūs čia veikite? Eikit savo. Tai mes čia būsų maraisim ten jūsų. Bet klausykit, aš tik norėjau paklausti, kas čia va tie podeliai yra su servetėlėm. Čia jūsų dovanos ar? Čia gėrimams vėliau. Ai, tai ta prasme, galėsite tik gerti, o valgysite tik akimis. Nu, nes lėkštučių nėra, ne? Jo, tai pasidėsit ir valgysit. Tik tai prieš tai reikia nusiplauti rankas. Nes paskui gali žinot, kas būtų. Niekad nežinot, kas būna? Kas? Mikrobų suvalgyti. Ne mikrobų, bet paskui žinot, kas būna. Vaikštai va šitaip ir kažkaip taip darai. Oi, taip. Klausykit, tai ar jūs jau pradėjot, ar einam, ar norite pirmą pavalgyti, ar einam tenai pavalgyti? Bet paskui padarysim kokį 100 sekundžių pertrauką tam, kad galėtumėte ateiti ir atsigerti. Gerai, einame dabar tenai visi. Augi. Viena mergaitė buvau sutikęs per šitas kalėdas, maždaug 30 minučių juokėsi. Ta prasme, tikrai neperdino, jinai atsistot. 30 minučių, tikrai. Klausiau, ką valgė. Sakė, bulves. Klausykit, vaikai, šiandien žinau, kad jūs esat pasiruošę pasirodymus, taip? Visi? Taip! O kai jūs repetavote namuose, kiek jūsų pasirodymas trunka laiko? Ar žiūrėjot, ar ne? Ne. O kiekvienas asmeniškai pasiruošėt? Grupėmis. Aha. Grupelėmis? Taip. Sustokite, prašau, grupelėmis, kad aš žinočiau. O, tai dabar sužinosit truputį sustokit glaušiau, kad mes matytumėm tikrai aiškiai grupelės. Viena, dvi, tu viena, ne? Kol kas viena ar būsi viena? Labai gerai, nes būna ir dvi, ir viena, tai labai gerai, nes yra tada įvairovė. Labai gerai. Jūs tryse, tu vienas? Tu su 6 mergaitėm. O tu? Kodėl? Kaip čia taip atsitiko? Reikalai. Reikalai? Laukai. O tu augi į viršų, nes tu kiekvieną rytą save patempi į viršų. Taip, dėl to tu ir augi, tai šaunuolis. Tai kiek tų grupelių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir vien žiūrovas galėsi būti, taip ir čia. Tai tu atskirai? Puiku. Aš atskirai iš vienas. Tai jūs galite Taip, o kiekviena grupelė turi po savo pasirodymą. O kiek pasirodymas trunka? Niekad nežiūrėjau. Žinot, ką vaikai padarom? Padarom tada... Norit visi? Ir kad aš žiūrėčiau? Ir kad aš savo vertinimus pasakyčiau? Bent jeigu mokytoja leis. Gerai, bet tada padarysim vieną kartą pertrauką. Bet jeigu taip atsitiks, kad jau laikas manęs klaus, tai jau nepykit. Bet žinot ką, po vieną atstovą atsiųskite čionai. Po vieną turi prie manęs būti 8 žmonės ir aš 9, nes yra 8 komandos. 3, 3, yra 9. Pasiskaičiuokit. Šokis ir daina. Ar jūs dainuosite pačios? Taip? Gerai. Dabar žiūrėkit. Svarbiausias dalykas. Kai baigsite savo... Jau užsirišau. Tu nusirėm šitą žmogus vėliau. Tu sumaikė, ne? Žiūrėkime, ar parašyta ryčius, ne? Eikit savo.
Pažiūrėk, dar geriau. Va dabar tai tikras pasikeitimas. Va čia pakabinu. Batus. Ai, aš galvoju duot savaime. Žiūriu, ir ramiais veidais. Jo, jau nebesimakaluosit. Jo, ramiai sulaukėt ir nežinau, kas duos ženklą, kas pradeda. Prašau, visi bėgam. Grupė Pupytė. Alio, labas, šiandien Akropolį išpardavėme. Aš noriu pristatyti. Ar tu nori pristatyti? Aš pristatyti. Nu, dar aš pristatyti. Mes pristatom grupę Pupytė. Aš irgi tokios noriu. Pupytės. Jo. Kas yra? Kas? Išpardavimas baigės. Kokioj parduotuvėj? Rezervė, marškinėlis dryžuotas su šuniuku nusipirkt norėjau. Nu, baigit. Pasirodymas. Mano rankinėje. Kas tau čia? Tai per pasirodymą reikia gražiai atrodyti. Jau? Reikia pažiūrėti pasirodymą. Tai mes jau pasisensim. Mano rankinėje taip gilu, kad net kosmetikos neberandu. Tas miltuškas išsipylęs, o visos pudros kaip mamos daržinė. Mano makiažas per daug spalvotas, blakstienų ilgis neribotas, lūpų blizgės ištepliotas, o veido forma kaip ikvodas. Myli, tik 1 cento išsiskyrė, kad tavo negalvojam, o tu šią dainos dainuoju. Jie pasakė, kad nebemyli, tik 1 cento išsiskyrė, kad tavo negalvojam, o pinigus kad naudojam. Iš karto. Tegul ateina visi dalyviai. Skaičiumis iki 10. Nuo 1 iki 10. Nuo 1 iki 10. Taip, paėti vieną žingsnį atgal. Nes tiek fifų net neprie petys. Taip. Bendrai. Už tai, kad pirmi, visų pirma, jau taip jau lėmė. Mano tai vertinimas vienareikšmiškas 10. Ir pasakysiu kodėl. Taip yra dalykų, kurie būtų dar tobulintini, tokie kaip pavyzdžiui dainavimas, taip siunčiant balsą į žiūrovus, nes buvo momentų, kai dainuojama ir nusisukama, tada mes žiūrovai nebegirdime teksto ir tada mūsų dėmesys krenta žemyn, bet čia yra tokios smulkmenėlės. Taip, labai šita graži mergaitė. Labai gražiai. Ir ateičiai, ką rekomenduočiau ateičiai, žiūrėti, ką tu veiki scenoje. Nes ta mergaitė, kai jau išbėgo visą patenkinta su sijonu, tai vos draugės nenudružė. Tai kol kas tiek, prašau. Man irgi labai patiko. Rūbai jūsų labai gražus, makiažai. Bernardas, be kompleksų šaunuolis. Žodžiu, irgi 10. Čia mūsų slaptasis ginklas. Slaptasis ginklas. Pasiteisino. Paplojame. Sako, per Kalėdas ateina Kalėdų senelis.
per Velykas Velykų bobutė, o kas per kūčias? Kučinskas! Paskyrė zuikį miške dirbti tardytojų. Tas iškart pristojo prie lapės. Kieno kainą nešioji? Savo. Meluoji. Pavogiai. Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuobodžiauja, po kiek laiko į tą pačią kamerą įveda paskaitą. O už ką tave? O tada už ką? Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias lėšas aš kiekvienais metais į pietus skraidau. Ateina kiškis į kepyklą ir klausia kepėjo. Ar turite 100 bandelių? Ne, neturime. Ateina kiškis kitą dieną ir klausia. Ar turite 100 bandelių? Ne, neturime. Kepėjas galvoja, kad galėtų iškepti 100 bandelių. Bus pelnas. Iškepa kitą dieną atėjęs kiškis klausia. Ar turite 100 bandelių? Taip turime. Tai duokite man vieną. Kas taip nepuošia namų, kaip mažas vaikas. Flomastė. Važiuoja kiškis ir vilkas traukia. Vilkštė lovą. Vilkas ir sako, kiški, lip tu į viršų miegoti. Aš aukščio bijau. Gerai, pasakė kiškis ir užsiraukštė į viršų. Naktis. Visi miega. Staiga. Babak! Sušunka vilkas. Kas čia buvo, kiški? Pižama nukrito. Nusivilti nespėjau. Du zuikiai susitinka. Vieno sužeista koja. Kitas jo klausia. Medžiotojas sužeidė. Medžiotojas. Šautuvu pataikė. Tai neužmynė. Kapinės iš vieno kapo išlenda šmėkla ir ima susinėti savo atkaršą. Iš kito kapo išlenda kita šmėkla ir nustebusi klausia. Ką tu čia darai? Televizorius prastėja nerodo. Ateina žmogus į gyvūnų parduotuvę ir prašo. Duokite man 100 tarakonų, 30 pelių ir 20 žiurkių. Pardavėjai nustebus teirausi. Kam jums tie gyvūnai? Nuomojimo buto savininkas liepė palikti butą tokį, kokį radau. Gydytojau, ar man gripas? Gripas. Kiaulių? Taip, kiaulių. Nes tik kiaulės galėjo kviesti greitąją 3 valandą ryto, turėdamos 26,8 temperatūros. Jeigu jau einat pasirodyt, tai būtų labai smagu, kad išmoktumėt, nereikėtų tų lapelių. Nes buvo tokių, kad kliuvinėjot, net neperskaitėt. Šiaip buvo keletą anekdotų, kur labai užkliuvino. Aš prisidedu prie mokytojos pasakymo ir netgi galėčiau detalizuoti. Jei jau neišmokstat atmintinai, tai išmokite perskaityti. Be klaidų. Nes jau dabar, kai skaitote ir dar kliūna tekstas, jau žinau. Oho, taip, reikėtų, namuose reikia pasiskaityti ir ne vieną kartą, prieš mamą, prieš tėtį ir dar prieš močiutę ir senelį įsivaizduojam. Tai minimum 4 kartus. Sutarta? Gerai. Avansas, žinot, kas yra? 10 gauna. Moksliukai. Prašau. Moksliukai, padarykit reklamą trumpą. O, Jie moka mes da- visą laiką darysim. Padarykit reklamą. Kol mergaitė persirengs, padarykit reklamą. Bus pacanas. O tu panelė. Na, aš mamokė. Bobutis paskola. Pasiskolink iš bobutis. Ir neskauda tau galvos. Buvo mėgstamiausias gal nebus. Čia ta prasme, Bravo!
Sėdžiu. Vieną labai gražią, saulėtą dieną. Išaugo mokykla. Nu, ji buvo. Joje buvo graži klasė, bet joje buvo vienas išdykas. Jo vardas Kostas. Čia atsiprašau Kostas. Čia yra Kostas. Ir vieną dieną, besidėdamas ore, Kostas pavadino Olą. Jį paėmusi ir išmetė į koridorių. Stovėjo koridorių. Ir pro šalį ėjo direktorius. Labai. O Kostas juokėsi. Nežinau, dėl ko man pasakyti. Vaikeli, kodėl tu čia juokiesi? O aš pabeldžiau, atsidariau orą ir mama tai išvyko. Ji tai labai kvaila, nes aš pabeldžiau pagadinau orą. O mane išvijo, pati liko taip. Klausia mamos. Mamyš, ar kai miršiu pateksiu į dangų? Dinozauriuko mama atsakė, ne, į muziejų. Mokytoja klausė Petriukas. Petriuk, kas būsi užaugęs? Petriukas atsako, laidų žiūrėti. Tikybos klasėje mokytoja klausė vaikų, ką jie žino apie Jėzų Kristų. Mergaitė, sėskit. Jūs Na, nematėte, viskas bus kur gyvena Jėzus Kristus? O Maryta, kaip tu manai? Kiekviena mūsų širdyje. O kokia tavo nuomonė, Petriuk? Jis gyvena mūsų palate, nes kiekvieną rytą mama atsikėlusi, beldžiasi į mano duris ir teiksta. Tėvas, klausia manęs. Jėzau Kristau, ar tu vis dar ten? Tėvas klausė Petriuk. Petriuk, na, kokie tavo mokykloje pasiekimai? Puikiai, kontraktas su 5 klase pertestas 5 metams. Žaidžia kortom. Vilkas, lapė ir zuikis. Vilkas sako, kas sukčiaus gausi snukį? Į smailą rudą snukį. Važiuoja blondinė mašinoje ir klausosi radijo stoties N1. Blondinė. Blondinė. Ir staiga radijas sušaukė. Jūs klausotės radijo stoties N1. O blondinė pagalvojo. O iš kur jie žino? Buvo žmonių apklausa. Klausimas buvo toks. Ką darytumėte, jei pamatytumėte žalią žmogeliuką? 46% žmonių atsakė, kad pradėtų gerti. 34% pasakė, kad baigtų. 19% žmonių pradėjo tikėti ateiviais. Tik viena vienintelė mažytė mergaitė pasakė, ir jos teisingas buvo atsakymas, kad ji pereitų per gatvę. Stokit. Na, kur jūs buvote? Patraukė šapatą. Bet kad jūs mirdite alkoholiu. Tai ką šapatą? Viskas? Tai nusilenk. Jūs įgalvas, ko nežinai? Tai nusidėkite, nežinai ir jas Reikia va. O dabar aš jūs truputį sujungsiu. Gerai, kad būtų maždaug. Tai jūs ateikit čia tarsi 7 ir čia irgi
irgi 7. Puiku. Paeiname truputį atgal. Tos kompanijos. Kaip jūs jaučiatės, beje? Jaučiu, kad jūs truputį nervuojatės ir jaudinatės dėl tų pasirodymų, taip? Kad nes jo, iš jūsų kompanijos parodykit kokį nors judesį, šokį. Paprasta. Gerai, darom šitaip. Gerai, šita kompanija, darom šitaip, ne? Darom. O jūsų judesys koks? Gerai, šita kompanija daro šitaip. Gerai, tai ir atsimenam šitą judesį, jūs atsimenam. Kokį jūsų judesį? Paprasta. Jo, gerai, šitas, o labai geras ančiukų šokis. Labai gerai, atsimenam šitą judesį. O jūsų kompanija? Gerai, šitą darom visi. Labai gerai. O dabar reikėtų, kad jūs dar vieną judesį parodytumėte. Gerai, aš. Čipolin. Tokį aiškesnį. Šitas fainas, bet kad būtų aiškesnį. Čipolin. Nu gerai, galvėm savą, ne? Gerai. Tai jūs sujungkite dabar pirmą ir antrą judesį, gerai? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir kartu 2, 4. 1, 2, 3. O dabar jūsų antras judesys. Šitoks. Tai dabar sujungkime į abudu, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir 1, 2, 3, 4. 1, 2. Labai gerai. Jūsų antras judesys. Tai gerai, sujungiam dabar ančiukai. Bet šitas labai, gal bent rankas va šitaip, ne? Dar. O, labai gerai. Ir dabar jūsų antras judesys. Šitaip, ar ne? Tai darom šitaip, ar ne? Ir paskui šitaip. Labai gerai. Dėmesio vaikai, berniukai ir mergaitės. Tai čia jūsų judesiai bus, kai aš rodysiu į komandas, tai jūs tos judesius ir darysite. Gerai? Šitą. Bet ateis toks momentas, kai aš rodysiu judesį, tai jūs darysite tą patį ką. Vaikai, mes atsipalaiduosim ir pašoksime, gerai? Pasiruošę? Gerai, važiuojam. Pirmas jūsų judesys. Labai gerai. Labai gerai. Jūsų judesys. Labai gerai. Jūsų judesys. Labai gerai. Ir kitas. Ir jūsų judesys. O, šitaip. Ir atgal. O dabar darom tai, ką daro piratas. O mes kartuojam jų, gerai, kiekvienas dabar jūs. Visi darom žodžius. Jūsų judesys. Bravo! Ir jūsų judesys. O dabar šokam kaip kas norim. Ir pasiruošėm piratas.
turiu išvykti. Atleiskite, kad taip jau susiklostė šį kartą. Dėl turbūt nepalankių žvaigždžių aplinkybių, dėl gyvatės metų, kurie dabar jau baigėsi ir po galais traukiu jas 9 tos gyvatės metus. Bet vaikai, ką aš jums noriu pasakyti? Tai, ką aš mačiau, jūs žiūri mane nustebino. Jūs per metus, nėra fantastika, bet yra labai gerai. Žinokite, jūs labai paaugote ir kur Kostas? Kostas jau į varžybas išvyko. Ai, Kostas jau, va, pasirodo, aš ne pirmas išeisiu. Vaikai, sėkmės jums pasirodymuose ir svarbiausias dalykas. Tu labai gerai sakei anekdotus, bet visiems pasakysiu vieną mažą paslaptį aktorinę. Jeigu žiūrovas negirdi teksto, kitaip tariant, negirdi žodžių, jis net negali juoktis, nes jis nežino, iš ko juoktis. Ir kai jis girdi tik tai šnabždesį, jį pradeda imti truputį, toksai nesmagumas, nes jis nori suprasti, bet nesupranta ir jam nesmagu. O tai, kad iš tavęs galima juoktis, tai kaip pamatėm, tai tikrai pasijuokėm ir tavo kostiumas nuostabus. Bet paskui, kai šnekė apie Petriuką, tai ypač apie tualetą, nesigirdi. Patarimas ir pasiūlymas visiems, kai garsiai sakykit, geriau žinokit pasakyti nors kartą garsiau, o paskui pritildint, negu namuose repetuodami. Bet geriau vieną paslaptį pasakysiu. Eikit į baudos paskolą, neskaudės galvų. Jam sumokėjo, net čia turbūt tavo tėčio verslas. Gerai, berniukai ir mergaitės, ate šiandieną, o dabar siūlau tikrai atsigerti, nusiraminti ir pasirodymą. Šventėmis norime pasveikinti mokytoją ir kiekvienas vaikas norėsim, kad pasakytų po linkėjimą, ką linki šventinis mokytojas. Linkiu labai gerų švenčių ir daug meilės per kalėdas. Linkiu jums gerai atšvęsti šventas kalėdas, kad būtų kuo daugiau sniego, gerai atšvęsti naujosius metus ir kad gautumėt daug dovanų. Linkiu gerų kalėdų ir naujųjų metų. Linkiu jums, kad gerai atšvęstumėt kalėdas ir kad naujieji metai būtų sutikti šauniai. Aš jums linkiu, kad per laisvas dienas atsigautumėt nuo mūsų. Norėčiau mokytojui palinkėti daug laimės, gerų atostogų ir kalėdų. Aš norėčiau palinkėti, kad man įrašytumėt 10 užkalbėdantis. Ir dar, kad kalėdas praleistat su giminėm, šeimom ir būtų gerai. Bet 10 neparašysiu, tik varai. Vaiva! Aš linkiu gerai atšvęsti kalėdas ir... Aš linkiu su šeima gerai atšvęsti kalėdas, laimingų naujų metų, daug dovanų, linksmų kalėdų senio. Ačiū. Linkiu jums gerų kalėdų, daug dovanų ir gero kalėdų gyvenimo. Linkiu jums gerų kalėdų, meilės norės ir gerų naujų metų. Linkiu jums gerų kalėdų ir kad šitie likusie vaidinimai jums patiktų. Linkiu jums gerų kalėdų, naujų metų, daug dovanų, sniego, laimės ir džiaugsmo. Ačiū. Linkiu jums visą palaimą. Aš mokytojai savo linkiu, kad daug pasniegtų ir nulipdytų šauniausią sniego senį ir išmokti matematikos. Senė vis nujanė. Bus sunku. Aš linkiu jums savo geriausių ir linksmų naujųjų metų. Ačiū. Kas dar nepalinkėjo, ar vis jau? Na gerai, aš dar Kristina ir Alberta. Sveikinu jūsų atėjančiam kalėdam ir aš jums linkiu, kad neprarastumėt savo linksmaus humoro juoką, nes jeigu jūs šypsotės, tai toks išvadas lyg visas pasaulis nušventa. Ačiū tau. Tu irgi būk visada tokia, kokia esi. Nes esi labai šauni. Linkiu gerų kalėdų, gerų naujųjų metų, gerai atšvęsti jas. Ačiū. O dabar už brolį dar turi pasakyti. Mano brolis pasakytų tą patį, ką ir aš. Tai ačiū ir jam. Linkiu gerų kalėdų ir naujųjų metų
Ir kad visos matematikos pamokos tokios Kaip šiandien, ne? šventom kalėdom, linkiu laimės, meilės, pinigų, viso ko geriausio. Ačiū tau. Ačiū tau. Linkiu gerų kalėdų naujų metų. Ačiū, Gusti. Tau linkiu gerai gimtadienį švęsti. Mokytojai norime įteikti. Ačiū labai visiems. Ačiū ir tėveliams. Ačiū. Ačiū. Ačiū ir vaikams, ačiū ir tėvams. Ačiū visiems. Neikite gražų salotą. Oi, žiūrėkė. Žiūrėkė. Oi, paprastai, dėl savęs. Oi, juk man šiandien į grožio saloną. Labą dieną, labą dieną. Na viskas, tai išnaudosime jums veidrodėlį. Ką jūs iš manęs padarėt? Suomi padarė, o dieviš. Kas mane taip išdažė? Gerai, dabar to jau pristatysiu. Gerai, tos manikėnės kažkokios ilgai treniravosi. Oi, ne taip, ne ten viskas. Ilgai ir treniravosi ir dabar iščiai lankinimas. Kodėl mano rūpas nepadarytas? Gerai, pristatysiu dabar va. Tuoj pasidarysiu, pristatysiu. Ir man pristatyti. Pas mane žaidynės. Operacija, tuoj kaip netaip. Gerai, pristatau dabar savo manikėnės, kurios ilgai treniravosi. Dabar ateis tos manikėnės ir jos labai greitai ten dažosi dabar plaukus, keičiasi šukuosenas, ten grožio salone. Kažką matai? O dabar jos visos kartu ateis ir visos va. Oi, pamiršau. Gerai, jos ateis va visos kartu ir turbūt nežinau. Kaip apgailė. Čia viena iš. Geriau neikite į grožio saloną. Kaip įvertinsit šitų mergaičių pasirodymą? Ką Alberta nori pasakyti? Man Ieva atrodo lyg ką tik iš po gaisro. Koks namas degė. Jeigu tu atidžiai klauseisi, tai aš supratau, kad Ieva ką tik pasidarius plastinę operaciją. Nu jo, bet jinai, ar matote, čia taip juoda, tai atrodo. Ką mamos pasakys? Man tai labai patiko, netgi va ko labiausiai trūko, tai kaip ėjo manikėnės pavadinimo, ten tos manikėnės kažkokį įvardinimą, labai norėjai išgirsti. Jūs tik per greitai bėgiojo manikėnės. Labai bijojo pačią savęs. Nes mūsų tema buvo ta, kad geriau neiti grožio saloną, nes tave išdažys bet kaip. Užmaniau, kad ateis iš gaisro. Nes čia tai atrodo lyg ką tik buvo pasitėmus. Ta
atrodo, lyg išgaisro, tai išgaisro. Dėl to ir pavadinimas toks, geriau neikite grožio savo. Bet jeigu tai išgaisro, tai Ievos vaikutė nebūtų su smailu. Tai va, ji būtų su mad face. Galiu Pasakyk. Jeigu čia grožio salonas, tai man įdomu, prie ko čia tos manikėnės. Ir prie ko čia tos kojinės, Nes kai mes su Goda išdažėm Gertrūdą ne taip, ji mus užsivijo ir mes gavos, kad mes nubėgom į koncertą, kur pasirodė manikėnės. Va, dabar supratot mintį. Gerai, ačiū mergaitės, šaunuolės, tikrai ruošitės. Galiu pasakyti, tėvą, dabar tie užsivijo, jos grožio salonas. Oi, kam? Trūko šitą, ne? Jas. 10. Visiems jis 10. Taip, o ką? Blogai? Visi ruošėsi, visi įdėjo pastangas Taip. ir visi šito vertės. Ačiū, Alberta, už pavadinimą. O, pagaliau mašinėlė. Dabar mūsų anekdotai išmokins linksmi juokeliai. Linksmai. Ežys eina per dykumą, atsitrenkia į kaktusą ir klausia, mama, ką tu čia veiki? Ateina ežys pas Lokį naktį ir sako, ir klausia, turi klijų? Lokys atsako, ne, neturiu, o ką man jų reikia, eik iš čia, aš noriu miego. Grįžta po pusvalandžio ežys, o Lokys perpykęs klausia, o dar čia tau reikia? Ežys sako, nieko, atnešiu klijų. Važiuoja policininkas ir patrenkia žvirblį. Pagaila jam paukštelį ir pasiėmė į namus. Atsibunda žvirblis ir sako, grotos, sausa duona, vanduo, tikriausiai policininką partrenkiau. Pasakyk, Tomai, man, kaip mes vadiname žmogų, kuris visą laiką kalba, nors jo niekas jums seniai nesiklauso. Mokytojų, ponia mokytojų. Dėti, dėl tavęs pereičiau ugnį ir vandenį. Būtų maloniau, jei pereitum į kitą klasę. Vaikas klausia mama, mama, o kai tu maža buvai, internetas buvo? Ne, nebuvo. Nu, bet tai kompiuteriai tai tikrai buvo. Ne, nebuvo. Bet tai telefonai tai tikrai buvo. Ne, nebuvo. Mama, o tu dinozaurus matei? Eina pelė su peliuku. Peliukas pamato praskrendantį šikšnosparnį ir sako, mama, žiūrėk, angelas nuskrido. Linksmi juokeliai, taip? Angelas tiesiai. Tai aš noriu dabar pasakyti tai, ko berniukam pritrūko, kurie anekdotų sakė, kurie buvo neišmokę teksto. Tai vat mergaitės puikiai parodė, kad galima tos anekdotus išmokti, galima juos pakankamai linksmai papasakoti. Šaunuolė. Ką mamos pasakė? Tobula. Ką vaikai nori pasakyti? Geras sprendimas. Jūs per daug linksmas. Per daug linksmas. Tai blogai ir gerai. Super duper juokingi. Kokie toliau? Gerai, dabar... Ariam, toliau ką pristatai? Dabar Šarūnas, dabar popietės juokais su Šarūnu. Popietės juokais su Šarūnu. Norėčiau jūs visus pasveikinti su artėjančiam kalėdom. Nu ir padedu savo pasirodymą. Petriukas grįžo iš mokyklos ir tėvas jį klausė. Na, papasakok, kaip naujoji mokytoja? Man patiko. Tik tai gaila, kad tarp mūsų tos didelis amžiaus skirtumas. Mokytoja klausė. Vaikučiai, kas yra mumija? Petriukas atsako. Konservuota karalienė. Odontologas. Na štai ir viskas. Imkite, tai jūsų išrautas dantukas. Ačiū. Ir jūs imkite, tai jūsų kėdės rankena. Ateina žmogus pas gydytoją ir sako, daktare, man su akimis blogai. Ir tas sako, patikėkit gerbiamas, be jų tikrai negeriau. Ateina blondinė pas daktarį ir skundžiasi. Gydytojų, man viskas skauda. Panečiu kojas skauda, panečiu rankas skauda. Viskas aišku, poni, jums pirštas lūžo. Ateina kalėdas, senelis pas psichiatrą ir sako, daktare, padėkit man, aš pats savim netikiu. Kaimas, neturtinga šeima, kažkas sukresdo lauke, tėvas griebia šalto, išbėga į lauką, piešt. Grįžta ir sako, vaikai, dovanų šiandien nebus, nušau kalėdų senelį.
Čia kas nors nešinčia kalėdinių dovanų. Didžiausia dovana, kad tu sulaukiai kalėdų. Pakvietė karalius anglą, rusą ir lietuvį. Kas ilgiau išbus su šešku, tas gaus pusę karalystės. Anglas 2, 3, 5 minutės. Išėjo ir sako, daugiau nebegaliu. Rusas 5, 10, 15 minučių. Išėjo ir sako, daugiau nebegaliu. Lietuvis 1, 2, 3 valandas. Išėjo šaškas ir sako, daugiau nebegaliu. Jei našote internete, vietoj norimo puslapio matai užrašą Sever Busy, reiškia, kad jame dabar lankosi Čekas Norisas. Atsinė Petriukas į mokyklą, o mokytė sako, gerai pradėjai mokytis, gal kas namuose pradeda? Ne, tik televizorius sugedo. Naujimai. Bernardas nori kažką pasakyti. Klausimas, televizorius sugedo. Nu, tai, ne, jisai nedarydavo namų darbų, bet už tai, kad nori žiūrėti televizorius. Televizorius sugedo ir jis pradėjo normaliai namų darbus daryti. Nenaikščiau, kas dar man gražiai intonavo, labai gražiai. Va čia tai... Vaidyba buvo super. Šaunuolis. Programas. Mokykloje prajuokinti gerai, kad bus. Šaras užuodė. Taip, ne šaras už Dabar mūsų... Mane tai visada vaidina. Mane dabar mūsų vėl jaučiamis anekdotai. Kalbasi dvi blondinės. Viena klausia, ką angliškai reiškia I don't know? Kita blondinė sako, nežinau, keista, visi nežino. Vaikų darželio auklėtoja sako, vaikai, pašaukime tą, kas neišeis nei vieni naujieji metai. Visi. 3, 4. Policija! Tėtis klausė Petriuko, kas mokykloje gera. Petriukas sako, per fizikos pamoką mes gaminame bombą. Tėtis dar klausė, o tai ką rytoj veiksite mokykloje? Tėti, kokioje mokykloje? Šaunuolė, Emilė. Ką apie Emilę norit pasakyti? Ne vienintelė, dar ir Vaiva su Smeigė. Šiaip šaunuolė. Ir dar plius viena. Labai drąsiai puikiai. Čia kalbų. O Dieve. Blondinės. Rimtai, tai žinai, mėgoju akciją. Rimtai, ką? Gucci kvepalams. Čia tai gera. Įsivaizduoji, man papigo 2 litais nagų lakas. Tai čia jau visai labai daug. Stop! Čia čia buvo? To jau. I love you. Prašom dokumentus. Čia jūsų kažkoks susijungis. Nu, dokumentai. Ne. Tik Smegos nuolaidų kortelė. Norfas. O šita Maksimos? Ne, ačiū. Nu gerai. O. Tuoj. Prašom. Bauda 1000 litų. Kiek? Aš už tiek žinai, kiek galėčiau drabužių nusipirkti. Tai man daug, o dabar dar išpardavimas. Kiek užteks? Kiek? Tieks, ne? Užteks. Gerai, gimtadienį. Čia jūsų automobilio kortelė. Nu ką, man čia iškeis pakabuką? Neblogai. Gerai, tiks. Gal Ar aš čia galiu važiuoti? akvariumą?
Absoliučiai. Nu tai sakau, viską jau išpirko. Nu tai jo, bet tai ta akcija tai tik nuo vakar. Nu tai va, sakau, takė nieko nėra. Apskritai, nu jau ten nusipirkti kvepalų nieko. Nu jo, atrodo, viskas lyg uraganas parduotuvėse savo. Pensininkai eina. Eikit jūs greičiau, pensininkai. Pensininkai, eikit. Nu žinai, kokie čia senukai eina kažkokie biški. Nu jo, pati supranti. Bibi! Raudona dega! Bibi! Nematai, mėlyna dega! Bibi! Biški suprotu, žinai, negerai. Žinau tas. Neišspėsiu, gal ir dar pasidažyti. Oi, aš jau trenkiau. Oi, palauk. O, labas! Žiūrėk, jis guli! Matau, eik. Jis guli! Matau, čia tu? Alio, tau viskas gerai. Alio, lėktinį kvėpavimą? Palakstysiu kojas. Gal bėgam? Gerai. Gera mintis. Oi! Kur mano pudra? Kur tavo pudra? Oi! Niekur nėra pudros. Kur mano rankinukas? Čia. Kur aš tai paslėpė tą filmuką? Gal liks iš mano mašinos? Ai, gerai. Oi! Bėgu! Liuksną pametė orė. Ateikit, nusilenkit. Ar blondinės? Blondinė. Blondinė. Veiksmas. Blondinė. Sukosi aplink vieną blondinę. Ką galit pasakyti? Galėjo plaukus savo rūmus susikišti. Nu tai čia biškai žinau. Ne visi dar. Ne visi dar blondinė. O jei mums gražu. Ką mamos pasakys? Kriminalas čia jo. Kriminalas čia Įtemptas ir labai. detektyvas ir visko čia buvo. Šiuolaikinis. Jo. Tai žodžiu. Progės yra. Šaunuolės. Žino, kaip policijos pareigūnus papirkti reikia. Žodžiu, su gyvenimu labai susijot viską. Baigsi, baka. Gal šitą užteks. Mano Tai dabar darom Vadinimas Leliukas Justinas. Ačiū, mama. Tipstis. Auč. Tipstis. Lelė. Teletabiai. Teletabiai. Also. Sesės dažų pasinaudos, atrodysiu kaip ji. Vai kokia gazoja būšiu, ai, kokia gazi, ai, dar plaukus reikia pasidazyti. Gal jie patiks mano sesį, ko guvėsi nosi, ar jinai sugalvoji. Kokias gazi, atrodo kaip tu. Ne, tu negali. Ne, tu vyras. Ne, tu. O, lelį. Labai. Netikla. Kam sau? Nuotį. Ar paukštą? Ne. Kusiu.
D, A, I, P. Danzado. Ką padarys? Galima magis. Koja lūžo. Kelias. Koja lūžo. Ką dabar pasakys? Mama visai. Mama pabėgo. Bauba. Palazysiu laivas. Vienas ten. Ne. Blankus ta. Kaip tave pamačiau pirmą kartą. Kaip visada, ne? Jos daug vaidinimų matė. Viena pastabėlė iš mano pusės vis tiek šiek tiek užtempė. Ištempė. Balai šiandieną mažiau 10 niekam nėra. Visiems 10. Smiausias ir šauniausias. Bet labai norėčiau, kad būtumėt sąžiningi. Už savo numerį balsuoti negalima. Už tą, kuris jums labiausiai patiko. Rankitės tolesnį, nes jūs visi balsuos. Tai dabar pradedam nuo kurio? Nuo smėlės. Gerai. Palaukit, aš priminsiu, kas pasirodė. Pupytės, smagus anekdotai, 3 berniukai buvo, moksliukai, Nojus ir Aronas. Geriau neikite į grožio saloną 4 mergaitės, taip. Linksmi juokeliai, Vaiva ir Smiltė. Popietės juokai su Šarūnu. Emilija pasirodė, Blondinė ir Liliukas. Emilija. Gerai, sveikas. Nadė pirmiausia buvo pupytė. Pupytės. Tu už Bet pupytės. ar visada šašymas su juodėm? Gerai. Pupytės. Gvidai. Arnas ir Nojus. Moksliukai. Kelandai. Man Emilė. Emilė? Gerai. Jėva. Moksliukai. Moksliukai. Gerai. Pupytės. Pupytės. Moksliukai. Moksliukai. Pupytės. Pupytės. Smagus anekdotai. Pupytės ir aš tai grupiai noriu teikti saldainį. Arion sakė, kad šiandieną savo saldainius atliko grožio salonas. Gerai, geriau neikite į grožio saloną. Pupytės. Man labiausiai patiko Šarūnas, tik aš nežinau dėl ko. Moksliukai. Yes. Pirmoje nuo galo, taip. Antroje vietoje popietės juokai su Šarūnu.
Ir pirmoje vietoje Pupy. Šiaip nenusiminkit, visi labai šauniai pasirodė. Visiems pakankamai pakako drąsos, linksmumo. Pasiruošėt, jūsų vaidinimų nei vieno nemačiau, anekdotų negirdėjau ir šiek tiek bijojau, kad nesusimautumėt. Bet viskas buvo tikrai labai šaunuoliai. Tai dabar ar grįžtam prie stalo? Didinam ratą. Du maišeliai. Žaliame maišelyje yra berniukų vardai, čia yra mergaičių vardai. Jeigu taip nutiks, kad įsitrauksit savo vardą, tai sulankstot ir traukėt kitą vardą, nes savo dovaną dovanot turbūt tai neskubėkit tų dovanėlių išpakuot. Palaukim, kol visi pasikeis, o tada jau galėsit pasižiūrėti, ką ten gavote. Labai norėčiau, kad kai sveikinsi draugą, kad jam kažką ir palikėtų. Tai ką pirmą pakviesti? Ateina Aronas. Ką įsitraukiai? Tai iš šito krepšelio. Gerai, paklausom Aronas, ką palikės. Žinau, kad tu mėgsti krepšinį, todėl linkiu, kad kai Žalgiris jau pralašinės, kad dėl tavęs, kad susirgsi už juos, dėl tavęs ir jie laimės. Mergaitės išsitraukia. Tai mergaitė, tai iš šito krepšelio. Aš prieisiu prie tos mergaitės. Ir nuo brolio pasveikinti. Kamilė! Naujausias kompiuteris. Gerai atšvęsti, gerų atostogų. Dabar iš ko? Traukia berniuką. Emilis traukia Emilį. Emilis? Dabar Emilis žino tavo dovaną? Taip. Tai manau, kad bus... Emilis išsitraukia. Ir tai yra Emilis. Sveikinu tave, linkiu geriausias vietas, švęsti naujosius metus ir grįžti sveikas po atostogų. Gustė. Ką Gustė įsitraukė? Tu ketvirtas? Į socialinius narkotojų mokytoją. Aš Norbertas. Pagal pavardžių atsimenu. Ką įsitraukė? Justas. Linkiu gerų kalėdų ir naujųjų metų. Kosto nėra, už Kostą Arijos traukia. Ką Kostas išsitraukė? Jisai mergaitė. Ką ištraukiai? Garsiai pasakyk. Ieškau. Katrina, aš iš Kostą tave sveikinu su kalėdomis ir linkiu gerų atostogų. Čia Katrina tau nuo Kosto. Nuo Kosto. Gertrūda. Viena manęs. Vadovaitis ir Norbertas. Kosto vardu reikia. Mažiau didelių. Ką ištraukiai? Arijo. Arijo. Įsipildytų tavo svajonės, ko norėjai dovanų per šias kalėdas. Jis labai greit gaus turbūt pačią geriausią dovaną. Tai broliuką. Jau labai greit. Septintas Šarūnas. Ką tu įsitraukei? Mergaitė. Saldainiai. Baigi, kaip į praeitais metais, August. Tada su artėjančiam kalėdom ir linkiu, kad šventes švęstum laimingai ir su gera dvasia. Ką įsitraukei? Sveikinu tave su artėjančiam kalėdom, su artėjančiais naujais
Tada kalbėsiu, tada aš paduosiu. Jeigu aš... Aš tą duodu paklausyti. Išta pasirink. Gerai, nepadarau. A, Jonatina. Sako ten iš manęs linkėjimus, kad gerai švęstų kalėdas ir pažiūrėtų mane. Bet gerai sektusi palyginti. Niekada. Ačiū, kad ir dabar vanėjai. Apmanau, tiesiog pritraukite. Liukinė. Čia išims mes Linkiuosi labai daug dovanų, meilės ir džiaugsmo. Kas ten taip yra, kad jau mes Pasakysiu linkėjimą, tai žodžiu. Čia toks kelias. Kalėdas irgi nekus metas, nes kadagi dar tenka sėdėti iš negyvą medį ir šlamsti saldainius iš savo kojinės. Štai tas palinkėjimas. Aurija. Aronas. Bet iš tikrųjų, mano dydį bus patenkintas. Matai, aš įmisiu. Labai gražiai apsikabinai. Kas čia dar nebuvo? Juk priplaukiu. Prie pat. Jūs šovė. Tada kaip užkaipuoji. Neįšė. Jau kas? Labai Graminatas. Tai kažkas Aroną įmetė. Gal kažkas įmetė antrą kartą. Matote? Kas dabar berniukas? Labai linksmų ir šiltų kalėdų. Tikiuosi, dovana tau patiks. Tikiuosi, man patiks. Alberta, tave ištraukė. Ir kalėdų. Kas dar berniukas? Noriu, kad iš tikrųjų reikia praleisti kalėdas su šeima. Laimėsi, ką nors. Bet reikia savo praniuką. Ar taip noriu traukti? Apsikeitė. Apsikeitė dovanų. Aš tikras, ir aš praeitais metais irgi greičiausiai. Ir norėjai naudoti. Aš noriu, kas yra. Laimingai jas atsivežti. Aurija dar negavo. Sveikinu tavęs vartėjant. Dabar galima.
Dar ne. Dar liko du berniukai, kas dar? Augustė Ir Kotryna. ir Kotryna. Alberto Kotryna. O Gvidas?